Sveiki, esu Eugenijus Mačiukas ir šiandien esu prie vieno stogo, kur aš jums parodysiu broką. Broką padarytą su difuzinė plėvele. Taigi žiūrim. Štai čia yra latakas ir pakalimas. Ir va, kaip matote, difuzinė plėvelė yra pajuodavusi nuo drėgmės. Gerai, kad pakalimas yra nepadarytas, tai dabar viskas matosi. Šitam stogui yra maždaug 10 metų. Problema yra tame, kad čia gaunasi maišas ir visas kondensatas, tekėdamas žemyn, čia sukrenta į šitą maišą ir neįteka į lataką. Jums gali dabar kilt klausimą, nu kaip gavosi tas maišas? Problema yra tame, va čia va pavyzdžiui, kad latako lankstinys, jisai yra per daug galinė sienelė pakelta ir jinai tą sienelę užkelia difuzinę plėvelę į viršų. Kaip aš tai išspręsiu? Su peiliu. Padarysiu ventiliaciją. Prapjausiu plyšį, pateks čia oras ir tikiuosi jisai išdžiovins kondensatą. Žiūrim. Gal čia biškį per stipriai aš. Ir dar manau visai neprašalį va taip praplėšti. Ir kągi mes čia matome. Užkišus pirštą labai aiškiai jaučiasi, kad va skardos va šitas va lankstinys, latako lankstinys, jisai užkelia difuzinę plėvelę į viršų ir tas kondensatas, tekėdamas per plėvelę, negalėjo į ją ištekėti, jis visas kaupėsi šičia. Todėl dabar darau čia ventiliaciją, kad stogas ventiliuotųsi.